Workout resumed. Tai Tunisas turi labai gražius tos paplūdimius. Nu, kaip Lietuvoje, tokie mes irgi turim. Tas smėliukas, kaip palyginus. Jūra graži. Kankamai šilta dabar iš tikrųjų. Naktį vėsiauški, 15-20 tam tarpe. Iš esmės tai fainas tas, kad ir jūra maudžiausi. Nu, tai ten rašo, kad 19, tai kažkas tokio. Nėra šilta jūra, bet maudytis tai gaivus smagus. Atsitupiau batus užsidėti. Žiūrėk, kiek tų draugų gavau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Čia mama ir tėvelis turbūt. Tokie. Neturiu, žinok, nieko vaikučiai mėly. Bet atrodo tokioj šaly kaip ir neturiu, tai jiems čia didelė problema rasti maisto. Tiek visko čia. Majau pro tokius vartus. Jaučiuosi tai kaip į svetimą teritoriją. Nu, bet gal ne. Čia atrodo gal kad žmonių nėra, bet žmonių yra, tik aš tiesiog nefilmuoju, stengiuosi. Ten, kur žmonės yra, tai praeinu, tada filmuoju. Ką, žinau, šiaip tai gražu, blema Tunisas. Tunisas tokia, nežinau, afrikietiška Europa. Visai kitas reikalas. Labai žiūri kreivai, kad filmuoju. Čia apsauginis, o reikia dar paskui. O šiaip tai, nu gražu čia, bet vis tiek bandau keisti viešbutį, nes kažkas netiko man šitam viešbutį. Maistas geras, viskas gerai, bet tos erdvės, tos, nežinau, kažkas tiesiog ne taip, todėl norisi, čia praeisiu tiesiai, todėl norisi kažko kito, kažko biškį gal arba geriau, arba tada arčiau miesto, nes dabar gaunasi taip, kad aš praeisiu. Nes dabar gaunasi ir išeiti neturim kur per daug. Ir jeigu ir išeisim, tai tarsi, o viešbutyje irgi nelabai yra ką veikti. Tokio nėra didelės teritorijos, vaikų žaidimo aikštelė, tai apgailėtina iš vis ten, nu toks dėl kaip ten yra, žinai, kaip būna yra. Tai va čia panašiai. Tai paplūdimys fainas. Mūsų čia kažkur toliau ir yra. Šitam įlankoj suplaukia ten visos tos visos žolės. Taip, lemą batus turiu nusiauti. Tai va, tai žolės čia sustumtos iš to įlankoje būtent. Bet čia priklauso nuo vėjo krypties. Praeitą kartą, kai buvau, tai irgi ir pusę laiko nebuvo ir paskui buvo. Ir nedingdavo. Čia nesuprasi. Nes o prieš tai buvo, kur ėjau irgi, man atrodo, filmavau, tai buvo žymiai viskas geriau. Čia dabar net yra sunku. Tai va, tai kažkaip toks gaunasi viena diena, viską apėjom, kaip ir viskas neblogai, maistas geras, ten kaip ir gėrimai, viskas ok, bet ultra all inclusive, Spanija įeina, importinių gėrimų nėra. Baro kambaryje nėra, kaip ir turėtų būti. Tai toks visiškas feikas, visiškai
toks imitacija to, kad vat, turim ultra all inclusive, tai vien dėl to jau nepatinka, noriu keisti. Pasižiūrėsim, kas bus. Ir gal tada parinksiu arba geresnį viešbutį, arba kad ir negeresnį, bet tada bent jau, kad būtų kur pasivaikščioti vakare. Vieną į kitą pusę. Nu, dar žiūrėjau, gal kokią mašiną, keturatį čia pasimti. Variantas būtų. Nu, vis kažkas. Nu, kas fainai, tai plūdimiai. Šita vieta gal nelabai čia graži, bet iš esmės tai fainai. Tas oras fainas, tai plūdimiai faini. Tai, tarkim, vis tiek aš žiūriu, kad jeigu su vaikais, tai Egiptas, nes milžiniški viešbučiai. Belia kiek veiklos tose viešbučiuose. Tai nespėja apeito čia, nei akvaparko nieko, nei šildomų baseinų. Į vidų yra šildomas baseinas, bet toks nešaltas, sakykime. O reiškia, kad šildomas nepavadintum, tai kai Egipte, tai laukia blemo šiltesnis būna tas baseinas šildomas. O biški šitas nuvelia. Bet vis tiek įdomu pamatyti kitą šalį, vis tiek kažkas kitaip, vien tik tai į tą Egiptą irgi nevažiuosi. Šį kartą skrydis tik tai buvo, blema, koks sudėtingas, čia visai gražiai išėjimas. Koks toks, kažkas, viskas buvo ne taip, žodžiu, gerai, atsikėlėm, kažkaip per anksti išvažiavom. Per anksti išvažiavom, nieko tokio ten, žodžiu. Atvažiavom į oro uostą, dar ten nebuvo čekinas atsidaręs, paskui atsidarė viskas kaip ir nieko tokio, tai ėjom į tą launchą. Ten išnaudojau taškus, tai viskas fainai, pabuvom launchą, tikrai žiauriai smagu buvo, prasidėjo all inclusive nuo launcho, nes Vilniaus launchas mažas, neturi daug šilto maisto, bet gėrimai labai kokybiški, tų sulčių visokių, žinai, Lukas ten prisistatė tų sulčių, pirštų rodo visas, tai žinai, fainai pabuvom, toks all inclusive, tai visiems labai patiko, labai fainai kažkaip, neprailgo tos ten 3 valandos laukimo, nepilnai 2 gal, 2. Bet žodžiu, greit praleikė laikas, viskas žiauriai fainai, viskas smagu. Ir tada ateinam, jau žinai, jau vėluojam. Realiai taip greit praėjo, kad jau viskas, jau reikia eiti, ten pusvalandis liko iki to, iki skrydžio, jau lipti, ateinam, atkėlė laiką nuo 14 kem iki 15:10. Tai bet į ką, atėjo 15:10, vis dar nelaipina, tai įskridom gal 15 kem, gal 16 valandą, kažkas tokio, žodžiu, valandą pusantros vėlavo skrydis, bet žinai kas, tai būtumėm sėdėję ir laukę, bet kad tos tablo nepraneša iš normaliai, kaip priklauso, tai va tai žiauriai sunervino, kad blema, tai jūs praneškit žmonės pagal tai apsispręs. Čia labai baras būtų fainai, bet čia tas viešbutis jau čia nebegyvas, bet čia labai fainai, paplūdime visai krašto. Tai žodžiu, tai būtumėm tiesiog pabuvę ir be streso, ir plius, žinai, kai jau ir taip po pietų skridom, ir taip skrydis, jau ir taip vakare atskrendam, o čia dar pusantros valandos pavogė iš mūsų to vakaro jau tam viešbutyje. Tai jau biškai, žinai, toks nervino, bet, yra kaip yra, atskridom, jau neskubėjom išlipti, jau neskubėjom lagaminus pasiimti, nežinom, kad vis tiek autobuse reiks visų sulaukti, bet realiai atėjom, susirinkom visi ir vis tiek laukim, bleka gydės. Nes gydė kažką ten, kuiznai, darė ir ten viena per visus autobusus ir žodžiu, žmonės ateina, tai nusuksiu, tai dar tos gydės ten, nežinau, valandą turbūt pralaukėm, tai žiauriai užnisa, tai iš vis labai vėlai, tai dar gelbėjo tą situaciją, kad 2 valandas atsisuka, tai nebuvo taip vėlų, bet vis tiek labai vėlai, ten atvažiavom 8 gal vakar, aš nepamenu tiksliai dabar, bet ir pavargę, plus jau, žinai, pagal mūsų laiką 10, jau Lukas miegot kaip ir jau plius minus nori, tai ką, pavalgėm greitai, dar ten tam recepšinė labai ilgai ten pasakoja, stengiasi, jie stengiasi ten mandagus būti, viskas su jais ten gerai, bet jie ten stengiasi, žodžiu, viską paaiškinti, gali paaiškinti rytoj, nes šiandien tai aš ir noriu pavalgyti, žodžiu, noriu tiesiog po visos dienos. Tai va, tai žodžiu, žiauriai nesklandžiai, taip jau senai buvo nesklandžiai, nežinau.
Viskas, aišku, gerai baigėsi, bet žodžiu. Dabar labai smagus oras. Tai va, tai kažkaip taip lemma, būna viskas gerai, o nesklandžiai lėktuvai tai strigo visi keturi skrydžiai, ar kas buvo atšaukti, atidėti kuriam laikui, nes Vilniaus ten kažkokios elektroninės sistemos sugedo ir neregistravo žmonių, ar ten pametė registraciją. Tai kaip ir nieko tragiško, bet laiko praplėsiu. Tai va, tai tiek šiai akimirkai. شوي Nu, tai tikrai. Panašiai. Panašiai. Kažką atitrenkiai, man atrodo. Puf. Kažką partrenkiau, man atrodo, ne? Duobėtas kelias.
Jau, baigiai? Ką, tėte?